Pakalbėkime apie polisemiją ir monosemiją arba žodžio reikšmių įvairovę. Tai yra du svarbus terminai apibūdinantys žodžio reikšmių pobūdį. Lietuviškai mes tai galime pavadinti vienareikšmiškumu ir daugiareikšmiškumu. Polisemija reiškia, kad vienas žodis turi kelias skirtingas, bet tarpusavę susijusias reikšmes. Jos gali būti susijusios įvairiais būdais. Pavyzdžiui, galva gali reikšti kūno dalį arba viršininką, šaknis gali reikšti augalo dalį, žodžio dalį, danties dalį arba net matematikos terminą. Kaip atsiranda tos šalutinės reikšmės? Jos atsiranda metaforizacijos, metonimizacijos, reikšmių išplėtimo arba susiaurinimo aspektais. Tai jeigu mes kalbėtume apie metaforinės reikšmės, mes matytume, kaip vienas objektas ar veiksmas yra apibūdinamas kito objekto ar veiksmo savybėmis, tiesiog jos palyginamos. Dažniausiai būna metaforizacija pritaikoma abstraktiems reiškiniams aiškinti per konkretesnius. Na, o metoniminės reikšmės susijusios žinoma loginiu aspektu, tie loginiai aspektai gali būti įvairūs, priežasties ir pasiekmės, dalies ir visumos, vietos ir joje esančių asmenų aspektais. Na, pavyzdžiui, galim pasakyti, Lietuva laimėjo šias varžybas ir turime omeny vieną komandą, arba skaičiau Hemingvėjų ir turime omeny jo knygą, o ne patį autorių. Taip pat, žinoma, turim turėti omeny ir semantinius poslinkius, kad žodžio reikšmė kinta, jinai išsiplečia arba siaurėja. Na, o monosemija yra toks reiškinys, kai žodis turi tik vieną gana tikslę reikšmę. Tai dažniausiai sukurti nauji terminai, kurių reikšmė griežtai apibrėžta ir neturi papildomų asociacijų. Tai galime pakalbėti apie stalą, telefoną, lėktuvą ir panašius. Taigi tokie žodžiai yra konkretus, vienareikšmiai ir dažniausiai kalbama apie terminus susijusius su technologijomis ar mokslo sritimis. Kodėl svarbi polisemija ir monosemija? Pirmiausia, polisemija rodo kalbos turtingumą. Tai yra, ji daro kalbą turtingesnę, leidžia žodžiais išreikšti įvairias nuostatas ir subtilybės. Kita vertus, polisemija kuria dviprasmybę, nes gali kiekvienas tą kontekstą suvokti įvairiai. Na, o terminologijai, žinoma, būdinga monosemija, vadinasi, mes čia turime reikalauti tikslumo moksliniams ir techniniams terminams, kai žodis apibrėžia vieną sąvoką.